Labryt. Nu va, išmėgojom. Kas šilčiau, kas šalčiau. Kaip saka, kiekvienam žygiai yra mokamos tos patys pamokas. Tinginystis pamokas. Kad reikia iš karto apsirinkti storiau, kad paskiau nereikėtų kentėti šalčio. Blemba, laukiau, šalau. Pagaliau atsikėliau į tūliką, apsirengiau. Taip skaniai pamėgojau. O, ble. Eisim arbatėlę Jo. gaminti. Kaisti vandenį, kurti laužą. Labas rytas. Saulė tokia per debesėlį šiek tiek, bet gal maisėliau. Mūsų laužas dar šiek tiek rusena po nakties. Tai iš naujo nereikės kurti. Galėsim tai jau pat užsikurti jį. Einam pažiūrėti, ką turim gero su sula, bet kadangi užšalo vanduo tas, kurį netgi ant krantą turėjom, gal kokį beveik centimetrą. Tai nėra aišku, ar čia naktį tas sulos bėgimas nesustojo. Nu, bet toj už akimirkos įsiaiškinsim. O Jezu, pilnatėlis. Žiūrėk, iki pat viršaus. Super. Tai ko reik nugert? Jezu, kaip gera. Gerai, Nereikės gerti vandens iš upės. Oi, sveikata. Šalta, bet kokia skani saldė. Gera. Labai gera. Come on, sulos prisileidom. Dar eisim patikrinti padelį. Jo. Jom reik daugiau pasidaryti tų vamzdokų čia. Kažkokių. Jo peilinį pasiėmiau, jom. Taip nerūpestingai geriam. Liktais 10 litrų turėtumėm čia. O į kibirą tai negalim prisiliesti, ne? Galim kibirą palikti. Man įdomu, kiek čia per naktį pro šalį išlašėjo. Ar čia buvo ką tik tais prisipildęs, ar... Nu, tikrai nebuvo daug. Palik dabar, jo. Oi, čia aktyvė, aš. Bliam, koks skani. Nu, žiūri, man atrodo, kad padelį tai tikrai nebus. Bus užtrūkę. Va, dabar tik nulašėjo. Čia dabar. Va, ką tik vienas nulašėjo. O tai kaip čia naktį neprivarvėjo į jį? Nes matai, kitur nekrenta lašai. Krent, va, kaip tik dabar patraukė į... Gersi, tokie biški. Va, radom pelkę gražią visai. Ir labai daug pėdsakų. Paulius sako, kad bebrynas čia. Gal ir bebrynas. Tai į pelkę. Lazda radau ąžuolinį. Patogiai. Jau šelnas pes. Nu jo, čia toks kemsins normalus. Labai ir tolimiausi medžiai, matai ten kaip toli. Ir čia gal mes kažkur būtume įėję, žinai, šitą kryptim. Mes bandėm, jo. Įsipjovė pirštą. Ir radom čagas radom, jo. Tai čia palei ventą labai daug beržų. Ir kažką pagalvojau, kad turėtų kažkur būti čaga. Ir radom, tai dabar čaga ir ten visi internete crazy about it, apie ton čagą, ten visi renk, ten eiška, daro dalykus. Nežinau, kiti žmonės tiesiog užpil karštų vandeniu
Ir tiesiog kaip arbatą ger, bet šiaip tai pagal taisyklis visas reikėtų daryti tinktūrą, ten į koncentratą, tokį reiktų virti alkoholį ilgą laiką, paskiau, da kažką perdirbti, ten visko visiškai nežinau. Bet turiu bičiulį, katras yra daręs ir iš tikrųjų geras dalykas, toks gaunas jau skystis ir koncentracija ir daugiau naudos negu iš užpilamos arbatos. Jo, tokį vadžiajiną šitą. Parodysiu. Bus gerai. Rupūžė. Mūsų pusryčiai kaip ir paruošti, liko išsikepti duoną. Nesu niekad kepęs, tai bus kažkas naujo. Super. Patikrinam. Nu. Žinau, kur jų pagrindinis patikrinimas, reikia paragauti. O, žiūrėk, kiaušinukas iškepęs. Tobula, blemba. Wow. Krapų dar reikia užmesti ir manau bus... Jeigu yra, nu. Yra. Labai gerai. Aišku, nepagalvojom, kad sulos jau yra ir būtumėm geriau pasiruošę, o dabar reikia čia tiesiog visą... Bushcraftinti reikia. At ką veikti visą dieną? Šiaip jo, iš tikrųjų. Visas pajėgas reikia jungti, visas išteklius. Į kuprinis pasiėmėm. O taip gražiai bėga sula. Išbandysim hamaką. O. Čia gal ir nenulūši. Bus su amortizacija. Gera amortizacija. Ir va, viskas, poilsis. O aš esu plūdį užsimėtis ir liek dabar išsitraukti. Gaištą laiką žmogus. Egis netek, kad yra žuviais. Tai. Oje, šapalėlį. Be šansų. Šapalėlį. Be šansų. Šapalėlį. Be šansų. Arklimantėlį. Daugiau tikimybės. 2,5 kilogramėlį. Taip. Nu. Pasižiūrėti. Ką veiki, Pauliau? Po ilgos gūdžios žiemos
po mėnesių pilkos spalvos mėgauju saulę. Va. Ir jeigu saka, kad vanduo gyvybės šaltinis yra, tai Pabandykit be saulės gyventi. Be saulės gyventi, jo. Suomiau pasakyk. Arba išvis bet kokiam skandinavo. Jo, tai Egis padarė šiandien pusryčiams skaniausią šakšuką, katro nesuvalgys gyvenim, tai yra antras tiesiog šakšuka. Bet vis tiek pirmas iš dviejų. Bet labai skani gavos, jo. Tu jau turėčiau pagauti šapalą neužilgai. Apie sporą papasakok. Apie kon? Apie lažybas. Ai, Egis pirks kebabą manai, kada pagausiu. Jeigu nepagausiu, man kebabą. Kebabą. Nu, Šiaip geras sporo vienetas yra kebabas. Kebabas ir visiškai. Butelis būdavo, žinai, iš butelio lažinas, iš ko dar lažinas žmonės. Butelis Rusijos lažybų vienetas. Vienetas. Pas amerikiečius, kas būtų... Iš doleriaus. Iš dolerio, ne? Iš dolerio. O pas lietuvį? O pas lietuvį kebabas. Kebabas. Nu, pas turką gal irgi, nežinau. Mes iš cepelinų tipo turėtumėm lažinti. Be šansų. Iš šaltibarščių. Šaltibarščių bent jau. Šaltibarščių, jo. Vasarą galėčiau iš šaltibarščių lažintis. Lemma, jau tokiu oru irgi jau šaltibarščių suvaryčiau bliūdą. Jo. Ai, sekančiam tripui galėsim nusinešti šaltibarščius pasidaryti, ane? Reikia, žiūrėk, kažką išsikepti tada. Bulvių keptų. Bulvių keptų. Ant laužo bulvių keptų. Ir šaltibarščių. Jo. Eiktų jau iškart. Blemba, valgyti užsinorėjau. Nu. Kažkom pasiveizėti. Tai va, dabar tie patiekalai bus gera motyvacija mums vėl išsiruošti, net neužilgo. Nu, būtų gera, jo. Po kokių 6 months later. Ir paskui padarysim tą compilationą, žinai, kuris ten tipo iš ano tripo. Visų šventų, žinai, kad tipo eisim kas mėnesį iš šito dabar ir montuosim tokį, kur tipo žadam vis, kad jo eisim už porą savaičių. Nu, bet tipo, mes kažko šnekėjom apie Norvegiją, ne? Jo, reikėtų. Blemba, būtų žiauriai gera, tik tas reiktų susižiūrėti ant bilietus, kad nereikėtų po 400 mokėti, blemba. Nu, vėlgi. Na. Į kitos Norvegijos išgarsėsi, va, Pauliau, iš Instagramo pradėsi babkės kalt. Šitai kaip bus. Patreonų turėsi. Grina. Ir važiuosim į tą Norvegiją, nebus problemų jokių. Čia tokia, o kas čia tokį siūlės ant šuono, Pauliau, kas čia? Investicija. Išlovė. Išlovė. Pauliau, kuom nori būti? Žinomu. Hei. Tas BBL pasidara. BBL. Nusipjauni, nežinau, išsipjauni akį. Ir viskas. Ir vaikštai su tuo akies raiščiu. Taip, tipo toks. Ir visiems pasakoju, kaip sumeška. Grūmėsi. Grūmės, na. Į Lietuvos miškus. Pats išsikabinęs. Legally blind. Jo. Taip, yra dugniai nužmestam kukurūzą. Visiškai nesvarbu. Žiūrėk, tu nuim kukurūzą, įmest tą kablį taip, tiek pat šansų. Pirmiausia, tikra, kad ne. Tikra, į daugiau šansų su kukurūzu. Visiškai ne. Akmenuką galiu išdėti. Einam gal sulą pažiūrėti? Ai, palauk, ko tenėsi, ten kas pusvalandį. Nu, gerai. Nu, na. 15 taškų ir po 10. Tai nieks nebuvo padaręs taip? Niekas istorijai. Visai vakar naktį.
Nu, po galas. Bet tai kaip gerai dega, ne? Mhm. Nesušalsim. Atsigers arbatėlis. Kokia arbatėlė. Serbintų. Neblogai sairtų skonį. Varu malku nešti. Ramybė. Pasakysiu. Alksnis, sausas. Gali naudoti drožybą. Arba sudeginti. Arba sudeginti. Gali pasidaryti kėdę kokią, bet mes ant žemės pasidėsim šį kartą. Tu jau pagaunu šapalą ir daryti kažko tai valgyti. Šuoninį kepsim. Šuoninį. Ir sūrį. O jesau. Šuonis, sūris, palako. O jesau. Bet ruošinys. Aš morku turiu, taigi. Pupėlių yra. Kažko da yra. Atsibolių įda. Yra. Kaip gera. Pusantro didelio. O, gera. Cimon cils į šuoninį. Ja. Gera. Čiuk susipjaustys daržovių. Susikraus prieskonio žvarys į foliją. Valandėlę daugiau gal kokia palikti. Ja, tai gali numesti ir viskas. Na. Ir žiūrėsim, kas gausies. Tu dar turi tų gruziniškų prieskonių. Taip. Jėza, gal skanė bus. Viskas jau viskas. Tai va, antras mano šio savaitgalio eksperimentas, tai sūrį kepsim. Rūkysim, kepsim. Prieskoniai yra paruošti. Iš plungės Torgaus. Jo. Taip. Kainą uždengsiu kainą. Čia parašyta. 6,80 €. Tai va, eisim sūrį kepti. Turim prieskoniukus, tais gruziniškais, česnakėlis, druskytė, pipiriukas, viskas. Oblabus. Va, viskas komplektas. Šoninė pataluose. Nu, jeigu čia gerai gausis, tai bus labai skanu.
Pasakiškai atrodo. Skaniai kvep. Skaniai kvepia. Labai gerai. Viskas? Nu, tikėkimės, kad viskas gera. O. Kvep skaniai. Visai neblogo, ką? Reikia paragauti. Pabandyti atpjauti. Nu, sakyk, dar reikės valandos kokios mūsų. Galėtų dar pakreipti jeigu kafininą. Įdėk ant tų tiesioginės. Šilumos. Nu jau čia nebe šiluma, žinok, o pirtis. Niek baisaus. Vau, kaip leskė. Labai gerai. Žiūrėk, mums biškį čia persikraustyti arčiau, sušalau ten užtavį. Nu jau čia tikrai nesušalsi. Nu jau ne, neturėčiau. Dabar žinok. O, labai karšta. Čia tą vandenį jaučiu palaiko karštu. Ne, žinau, karšta. Arbatėlės jau turim. Pasiruošę. Gerai įsteisėjai. O, labai gerai. Labai gerai apsišviečia šiaip. Paulius sako, kad kažkas yra. Ne. Ne, visi meškeriai buvo. Sako, pašviesk ir dar. Gal užkėba koks nors tiesiog medgalys. Nes vis meškerė buvo pakėlus. Ne, tai tu jaustum žuvį. Jo, jausčiau iš tikrųjų. Nejauto nors dabar. Tai tikriausiai koks medgalys. Nieko nesimato, girdis. Jo, tikriausiai kokį. Malka. Ne, man niek nemas pašveisti vandenį. Jo, tai. Tai tikriausiai geras kokšt žolių buvo. Bet bėjom išsigundau, meškerė visa pakėlusi buvo. Jo. O kas labiausiai išgąsdino? Nesakei, išsigandęs buvai. Išsigandęs. Sako, labiausiai išsigandau, kad... Ai, nežinau. Kad nepabėgtų tikriausiai. Pabėga vis tai. Paulius liepia pafilmuoti. Ir nieko negėrė visiškai. Ta prasme, pažiūrėk, kaip blogai atrodo. Nu. Oi, dar vartomės palapinėje, mėgaujamės sekmadienio rytų.
Jo šventą dieną. Bet jau šiandien esam atgal link mašinas. Ir yra vienas dalyks, kad vis tiek neišvengsiam opės. Tai reikės dar brėsti kažkokio veito, bet gal kietą veitą susirasim. Nors toliau biškai. Kaip čia tau dabar pasakyti, kad gal geriau nerizikuoti. Nu, blemba. Gal ten nebus tokį gilį, nors saka be šansų. Nu, tai nebe šansų, bet jeigu bus gili, kas tada? Plauksiam, kas. Ne, aš tai tikrai neplauksiu. Jo. Oi, atsikelti reikės, reikės susirinkti likučius maistą ir pasidaryti valgyti. Sunkiausia tai išsijudinės drėgna lauke. O čia irgi drėgna, tik tais, kad užsikloja. Jo. Tai va. Bet vis tiek reiks atsikelti. Oi, kavos atsigerti, jas. Arbatėlės. Labai gerai. Vau. Parodyk manim, ką vadovai šiandien. Nu irgi labai prastai, manau. Ne, gal geriau šiek tiek? Ne. Labas rytas. Oi, drėgna. Ne, plaučia. Oi, tai drėgnelė, oi, drėgnumėlė. Drėgnužėlė. Drėgnumėlė. Ir nesusigėrė. Šiandien rūką turim. Drėgna ganėtinai. Einu žiūrėti dabar mūsų sulos. Ką gero sukūpėm per naktį. Turbūt daugiau nebevarvinsim, pasidarysim pusryčius, sutvarkysim ir keliausim. Nes tikrai labai drėgna. Tai va ir į kelią, aišku, būtų geriausia sulą neštis. Tai žiūrėsiu to, ar prisipildė ar ne. Nu, pirmiausia, pasižiūrim, kas gero kibire. Ir ar išvis bėga. Oi, viskas per šoną va, pajudėjo ir nebėgo į vidų. Ha. Tai dėl to mes turim va tik tiek. Bet čia irgi visai neblogai. Geriau nei nieko. Tai čia nebūtų viskas per kraštą bėgę, turbūt būtų pakankamai daugiau. Šitas išėmam, parsinešim, kad šiukšlių nepalikti. Einam toliau žiūrėti, kas gero. O, čia kažkaip neprisipildė. Kažkas matyt gal nutiko. Nebebėga. Tiek, kiek vakar va buvo. Daugiau nei pusę litro šiek tiek ir viskas. Kažkas irgi nutiko, bet šitą irgi paimsim. Judam toliau. Na, šitas butelis irgi neprisipildė pilnai, bet čia kažkur palikom, tai vis tiek arti puslitrio turim per naktį. Dar čia užteks.
Lašėti pro kraštą, jo, dėl to ir nepribėgo. Pilno kibiro neturim. Pusės irgi neturim. 20% irgi nėra kibiro. Ir 5% nėra. Labas rytas. Labas rytas. O, Jezu. Oi, drėgna, šiandien drėgna. O tvarkymasis yra tamsioji išgyvenimo pusė, apie kurią niekas nešneka. Nes labai užknisa. Me too. Me too. Liko šmutkelės susidėti. Meškerės Paulius pakuoti. Jau visą kitą prie vandens susitvarkyta. Kaip galvoju, iš kokio pusvalandžio išeisim ar anksčiau? Turėtume. Iš pusvalandžio. Ką beveik viskas skrovėm. Neužilgo išeisim. Vitaminų. Dar tavo liko čia keli daiktai. Šiaip geriausia gesinimo priemonė yra, esant prie vandens, tai tokia va. Ir viskas. Dūmų plūdras. Dar vienas plaukia rastas. Susikrovę, Aha, palauk. pasiruošę. Gal nusiimsiu striukį, nes paskiau reikės įsteikstuoti. Jo. Jau nusiėmė. Tas akinis gal dar įsimesti, paskiau saulė išlys. Jo. Nu, ankstyvus pavasaris, ane? Ko gali daugiau pasakyti? Tai gyvūnam paliekam vieną bulvę, o žuvim batono kepalą Paulius paliko, tešlos biškį liko. Jo, čia turėtų žuvės atplaukti dabar, kurio laiką. Kiek savaitę grįžtam čia. O šiaip vienas iš tų retesnių žygių, kur maistą neparsinešam praktiškai. 3 bomžpakius ir viskas turbūt. Jo. Arba tą prieskonį iš šitų galim neskaičiuoti. Lašinių gabalioką turiu. Nu va, bet čia žinai. Tai dar dainą būtumėm išgyvenę. 2 batraištis tavo. Pala, reikia taip gal daryti, ne? Let's go! On the road again. Na, on the road again. Jeigu tai užkris bandelis, iš kuprinės on the road again, man. Tikrai ne. Ką? Tikrai neiškris. Aš irgi tipus, kad iškris. O ką bus, tai nežinau. Va. Kaip eisim? Einam palei krontą kol kas. Nu davai. Ir aišku, neparagavom. Kuo? Neparagavom. Ko neparagavau? Ai, Neparagavom. Bet vis tiek yra tikimybė šiokia tokia, kad rasim ragą. Žygio sąlygos kol kas tai labai vidutiniškos. Ir krūmynuose gyvenę. Buš. Kaip jums toksai medis forma? Oi,
civilizacija. Ėjom, priėjom kažkokį kaimo gal kaip turizmas, nes tikrai labai senas trobos. O, yra praėjimas. We're alive. Nu, čia daugiau, manau, šansų būtų tau kažką pagauti. Duotų, nenorom, bet paimčiau. Nu duok. Vieta kokia čia pizda. Būta kažkokio gyvūno. Aha, žiūrėk, įtris dalis. Ir čia pažiūrėkit ant kaulą. Pasirodys žmogaus. Gal ne? Ne, tikriausiai, bet jo, būtų čia puotos. Kažkas pavalgė, jo. Aha. Čia kam atrodo, žinai, traktorius kam instaliacija. Ką vėl priėjom tą momentą, kai reikės brist per vandenį. Ir nieko kitaip nepadarysi, nes žemėlapį pasižiūrėjom, nėra niekur kažkokio tiltuko. Tai va. Nepamenu, kur čia geriausias tas taškas išėjimo. O. Gaivumėlė, gaivuma. O. Fuck you, blėd. Gal atsipalaidaut šitiek? Vau, kaip sutraukė kojas staigiai. Bet gal srovė jau ir nebus didesnė ten. Atsargiai, tas pirm žingsnis įlipęs nepripratęs prie tos srovės. Žiūrėk, praskaidry, mundau geroką. Ne, saulė tiesiog gal. Taip krenta. Ne, žinok, buvau purvinesnis vakar. O, kaip šalta. Čia leidžiu tave pirmą. Neatsimenu čia tą gylio. Čia labai gilu. Nieko visai.
Čia ta vieta, kur kiaušiukus apsiėmė mano. Opa, 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 opa. Vienas blogiausių dalykų, kas gali nutikti žygyje, tai ryštelis atsirišti. Jo. Nu, gal nesibrausiam per zakristiją. O, grįžom. Žiūrėk, ir kamera mūsų liko. Nieks nepaėmė, va filmuoja. Yra saugų. Nes čia tikrai aš jas nepadėjau tam, kad nufilmuot kaip ateinam. Ne, patikrinom kaimo gyventojų sąžiningom. Mašina vietoj, Mašina ant plytų nepastatyta. ant garbės žodžio buvo palikta, ant garbės žodžio ir liko. Įlėk, tvarko. Grįžom per 2 valandas 20 minučių ir 9 kilometrai. Nu, žygis buvo toks lengvas, smagus. Geras oras. Geras. Labai. Oi, pasportavom. Fizinis aktyvoms yra išpildyti šiandienos. Egi sakė, dar bėgs 10 km. Reikia. Ir va, blogiausias pasiemtas daiktas buvo tai šitas kotas. Geriausias Ta prasme. pasiimtas daiktas buvo meškeris. Tikrai ne. Nu ką, viskas, pakuojamės. Jo, o, ir sulos dar turėjom. Turi dar ką nors pasakyti prieš nutraukiant transliaciją. Žinau, siekit šunkelių puslapį ir žiūrėkit, nežinau, kitą mėnesį esam vėl į žygį. Jo. Labai daug šansų, kad tikrai būsim kitą mėnesį žygį kažkur. Oi. Šiaip labai gerai. Labai gera, vis super.